Kaip vardas tau? Kajus. Kajus? Mano Vidmantas. Kajau, kaip reikalai pas tave? Aš noriu susipažinti su tavo draugais. Kiek turi tu jų? 4 yra mažiausiai, kaip matau. Kiek dar yra? Daug yra, ne? Sakykim, dabar darysim taip. Kiek yra? Tu juos vardais vadini, ar kaip? Vardai. Lietuviški vardai? Jie. Visi lietuviški? Jie. Kiek mergaičių, kiek berniukų? Neskaičiuoju. Neskaičiuojam, ne? Vienu žodžiu daug. Yra tokia problema, kad jie tau nereikalingi. Jeigu aš tau papasakosiu tai, kad tu suprasti, tai yra iš kalėjimo pabėgę kaliniai, ne? Kurie prieglobstį rado žemę. Tai yra namyse. Jie tau nėra reikalingi. Tai ne kažkokie angelai. Jie tau trukdo gyventi, jie tave erzina, jie tave nervuoja, jie tave daro visai kitokiu žmogum, nei tu esi pats iš tikrųjų. Tu žinai, tu jau protingas berniukas ir žinai, kad reikia mamą mylėti. Nes mama nori pačių kuo geriau. Negalima mamas nervuoti. Nu, matai ką jie daro? Jie tau trukdo gyventi normalų gyvenimą. Taigi, jie dabar jau žino, kas aš, tai ne? Paklausti. Žino jie, kas aš, ar ne? Tai ar jie žino, Kas aš? Kas jūs? Kaip supras? Nu gerai. Nebijok. Viskas gerai. Kaip jie mano energija patinka? Pražinau. Nu paklausti, ar jie patinka jiem, kai aš ranką laikau čia? Ne. Ne? Nežinau. Nu tu nebijok, nesinervuok. Gerai, dabar aš jiem pasakysiu. Dabar ne tau, ne? Dabar man perduok, ką reikia, ką jie sakyti, gerai? Brangieji, jums nepasisekė dabar, todėl vyniokit meškeres, rinkitės visi ir davai pas mane, kol yra galimybė. Suprato jie? Suprato, ne? Nu, tai dabar pas mane visi. Dabar sėsk čia taip, užsisuk. Apsistuk. Sėsk dabar čia. Nebijok. Atsipalaiduok, atsisveikink, pasakyk ačiū už pamokas, o dabar visus pas mane. Visus. Nu, ką, nori man pasakyti, man nieko nereikia. O jie ką sako? Tu perduok mintis, tu nebijok manęs kalbėti, jeigu nori kalbėti. Nu ką? Nu, paleistų juos, nereikalingi jie tau. Jie tave iš proto išves arba padarys tau blogą. Jie minta tavo gyvybinę energiją. Tavo nervais, tavo emocijom. Jie tau nereikalingi. Todėl atiduok tu man juos. Dar ne visos. Žinai ko, vat manęs apgaut niekas negali. Ne manęs neapgaus. Niekas. Todėl, kad aš kitoks. Todėl, kad aš matau. Todėl, kad aš žinau. Todėl, kad aš jaučiu. Taip, kad manęs neapgaus. Tau jie nereikalingi. Vat aš toks. Aš gaudau tuos pabėgusius. Ir aš atiduosiu juos tam, kam reikia. Kam? Nesvarbu. O jeigu ne, aš juos gabalais išmėtysiu po Kauną. Taip, kad geriau eina laikas mane ir be jokių ten. Jie tave sakys, būsim geri, būsim paklusnus, tau padėsim, ne jokių, visus vėjilau. Nes jie tave apgaudinėja. Aš noriu, kad tu būtai užaugtai, tu ateitį kurtai, o ne kažkokie tave žudyti.
Nebijok manęs. Jie manęs bijo, ne tu manęs bijo. Tai jie tau baimę sukelia, tai jie tau pyktį sukelia. Jie blogis. Matai, kaip čia viskas paprasta. Va tai. Užauksi rimtų vyrų ir kursi ateitį. O ne tai, kad tave vieną kartą pakiš po gatvę po mašiną. Arba išmes iš 5 aukšto ar 4. Kuriam aukšte gyveni? Aš вообще name. Name gyveni, ne? Va tai. Padarysim galą jiem. Tiksliau ne galą, jie nenužudomi, juos ateis pasim. Jie tavo būsimos ligos. Nes jie suvalgo tavo energiją, tu tampi pažeidimas kitom ligom. Imunitetą vadinamą, kaip jeigu daktarai sako, ne? Atsisveikinkit. Jeigu jūs greičiau, tai vyniokit meškerę savo. Kiek dar liko? Davai, įsiskaičiuot, kiek jūs ten yra. Greitai man skaičių pasakot. Ir aš čia nejuokausiu su jum. Ne vienas. 7 dar, ne? Nu tu ir išdykęs vyruk. Oi, tu pasiutė. Galvoju. O ką siūlo jie tau galvot? Nieko? Meškeris vynioja, ne? Nu, atvarkoj tada. Kurio klasė mokinėsi? 5. Kaip mokslai? Tai kompiuteris rūpi daugiau nieko. Tik kad namų areštą duoda. Namų areštą? O kodėl? Ne taip ir sėdžiu, laukia būnu dažnai. Tai va matai, ką jie čia pridarė. Namų areštą turi mama duoti. O tai gyvenimas, ne? Nieko pasikeis. Paleisk. Greitai sakau. Aš matau, ką tu darai. Jis nori palikti tave, o tu... Ne, neik. Ašgi matau, va, jis kavo dabar virš tavo galvos. Jis mato mane, paklausk, ar jis mato mane? Ir aš jį matau. Aš jį matau, paklausk. Aš jį va pasikėlęs dabar. Va, ten, va, eina atgal grįžta. Greitai neištė. Paleidai. Čia mergaitė ar berniukas? Nu, kas čia toks? Kas tau čia toks brangus? Nieko ten nėra. Aš žinau, kad ten yra. Nieko. Tai tau tik taip atrodo. Tik kad ten nieko nėra. Iš kur tu žinai? Žinau. Kas tau sako, kad ten nieko nėra? Jūs? Nu kaip, dabar dar liko, tegu pasako. Be melo. Ką? Tai gal ir paliksi gal kokį 1 ar 2. Kiek liko? Neliko. Ne. Nu, to ir pasižiūrėsi. Pilvas. O kas ten vidai? Žarna. O kas žarnuose gyvena? Maistas. Maistas? O kodėl, kai aš laikau, čia jiem nepatinka? Ką? Nu paklausk. Sakai, kodėl jums nepatinka, kai aš laikau ranką ant pilvo tau? Sakai, kodėl jums nepatinka, kad šitas dėdė laikų man ant pilvo ranką? Ką? Nu, tavo draugam. Kad ten jų nėra. O kurie yra? Na, vienas savo. O kurie? Ai, toli. A tikrai? Taip. O kodėl aš tau laikau ant pilvo? Nežinau. Paklausk pas juos. Tai rytoj įsitrauks telefoną. Nu nepasisekė jiem, tai ką daryti. Nepasisekė už tai, kad mama tave myli ir atvedė pas mane. Bet tai jiem nepasisekė, o tau pasisekė. Nu tai kiek dar liko? Ketvirtas? Kajus. Kajus. Ir net tas Ledų karalienė irgi Kajų, ne? Pavogus. Kaja. Tai, nu paklausk. Nu, sakyk, kiek jūs dar liko? Neliko. Nu kaip neliko, nu? Kiek dar liko?
Man tik tiesą norėčiau žinoti. Neliko. Pasiraivyk. O, dar vienas išėjo. Dar pasiraivyk. Biškį pasivaikščiai. Pajudink visą kūną. Nu, netingėk. Nu, sėsk. O, dar vienas. Tai kaip čia greitai eina, štai. Kas pirmas. Sėsk normaliai. Nu, dar biškį. Tiesiog į langą. Ir viskas, ir daugiau viskas bus. Kodėl jūs fotkina? Už tai, kad aš juos tau padėsiu. Neleisi jiem bujot. Jie turi dar susirinkti savaitę laiko. Kiek liko? 2? 1. Vienas liko. Tegu visą brudą surenka. Ir kitą savaitę atves mama, aš jį pasimsiu. O kad nebujotų, aš tave pasimu, aš tave per atstumą pažiūrėsiu, gerai? Ir žinau, kad jau jam viskas, jau dalis jau many, tegu surenka iš tavo kūno visą tą brudą. Ir kitą savaitę aš ateisiu ir paimsiu, atvešiu mama ir paimsiu. Sutarėm? Gerai, Kaja? O dabar pagalvok apie savo elgesį. Be jų. Pagalvok.